Mano vardas Algimantas, ruošiau aš dvasinius mokytojus visam pasauliui, pradėjęs nuo Lietuvos. Tokia yra kūrėjo suteikta man misija. Apšviesti planetą pačia ryškiausia kūrėjo teikiama šviesa. Lietuviškus dvasinius mokymus sakau gyvojoje šventovėje, Rojaus trybės aš esu gyvojoje šventovėje. Angliškai sakau mokymus, bet kur gamtoje, mieste, net ir namuose. Ir dabar sakysiu po šito mokymo, kada baigsis gyvusios pamaldos, o jos dabar kaip tik vyksta, tada dar angliškai pasakysiu dvasinį mokymą skirtą visai žmonijai. Kaip ir šis mokymas skirtas visai žmonijai. Visi mano mokymai skirti visai žmonijai. Kūrėjo tikrovė tai ne tik tai, ką mato akis, bet tai, ką mes kaip vidinė dvasinė asmenybė jaučiame. O kuo gilesnis ryšys su pačiu kūrėju, Rojaus trejybe aš esu, tuo tas pojūtis virsta žinojimu. Nes kūrėjas teikia mokymus mums per savoje dvasią, minties derintoje, kuri yra mūsų prote, veikia mus, veikia priklausomai nuo mūsų atsiverimo kūrėjai, mūsų dvasinio gyvenimo laipsnio ir tuo pačiu mūsų atsiverimo kūrėjai širdimi. Tai tada gali veikti ir sąmonės lygių mūsų protą, pasąmonės lygių, o per gyvąją komuniją, per gyvąjį bendravimą su kūrėju, per virš sąmonę. Žodžiu, mūsų protas turi 3 fazes – virš sąmonę, pasąmonę ir sąmonę. Kūrėjo tikrovė pranoksta ir tai, ką mes galime jausti arba žinoti. Kūrėjas yra šaltinis ir centras visos tos tikrovės. Pats būdamas begalinis, jisai neturi jokio apribojimo. Jis neturi išorinio apvalkalo. Mes esam apriboti. Šitai mūsų viduje esanti dvasinė asmenybė apribota materialiu pavidalu, kurį vadina žmogaus kūnu. Ir klaidingai laiko šitą kūną žmogumi. O kad tikrasis žmogus yra viduje, vidinis gyventojas, kurio neįmanoma pamatyti. Jį galima pajausti virpesiais. Taip? Virpesiais galima pajausti. Tai ta begalinė kūrėjo visa apimtis energinių virpesių negali pasklisti savaime. Kūrėjas savo valios sprendimu šitą energinę sklaidą paskleidžia tiek, kiek jos reikalinga jau tai suformuotai, organizuotai materialiai kūrinyjei, kurioje yra jo evoliucinio plano sumanyta dalis gyvybė. Gyvybė iš paties kūrėjo. Tai štai ta gyvybė yra sumanyta tam, kad būtų vis labiau atkartojanti patį kūrėją savo veikimu, pasireiškimu, savo charakterio savybėmis, kad
gėris, grožis, teisingumas, išmintis, bendradarbiavimas paties aukščiausio energinio dažnio virpesių energinėme lauke būtų kasdienė aplinka. Ir to dar neužtenka. Kad tame palankiame energinių virpesių lauke būtų kiekvieno troškimas siekti dar ryškesnės kūrėjo šviesos. Vidinis troškimas. Vidinis troškimas tai yra tas pagrindinis variklis, nes tai liudija energinių virpesių dažnio veikimą viduje, aktyvų tų virpesių impulsų įsisavinimą. Kūrinyje yra natūralu apribota tam tikrų metų, tam tikra fizinė išraiška. Sakykime, visatų apimtimi, supervisatų apimtimi. Jos plečiamos ir daug didesnių mastų, negu iki šiol buvo organizuotos ir gyvastimi apgyvendintos planetos. Ir tas plėtimasis nėra begalinis imant atitinkamą laiko segmentą. Jis yra apribojamas laiko segmento rėmuose atitinkama fizinė išraiška, nes visa kūrinija yra materiali. Materija skirtingo cheminio lygio, skirtinga struktūra, bet vis tiek jie išlieka energijos iš kūrėjo materialus pasireiškimas. Tuo tarpu gyvybė turi ir materiją, tai yra mūsų lygio pati žemiausia gyvybė, turi sielos tapatybę, mes tą patirsime po prisikėlimo, tai morontinė stadija ir dvasinė gyvybė. Dvasinė, mes perėję visą sielos tapatybės vystymosi etapą, patirsime dvasios mūsų kaip apvalkalo pasikeitimą į daug aukštesnių energinių dažnių formą. Žmogus įpratęs vadinti materialiu kūnu, bet net ir sielos tapatybės etapas, morontinė energinė išraiška, mūsų išorinis pavidalas, neturės materialaus štai tokio grubaus kūno, kraujo apytakos, raumenų, audinių materialių, kaulų struktūros, viso to skeleto. Jau bus aukštesnio energinio dažnio forma, be materijos. Todėl artimesnis žodis yra vadinti išorinį apvalkalą jau asmenybės išorinę formą. Dvasinė forma tai yra energinių virpesių atitinkamas dažnio švytėjimas. Ir šitas švytėjimas yra atstatomas, kada veikiant visumos geroviai, dvasiniai asmenybei yra išeikvojama energija. Ir tas išorinis pavidalas, toji forma taip pat turi būti atstatoma iš energinių grandinių. Ir šitas atstatymas, kurie numatytas. Mums dabar reikalingas materialus maistas. Kol kas. Bet jisai turi būti taip pat atitinkantis mūsų energinio dažnio virpesių pasireiškimą mūsų dvasinėje asmenybėje. Ir kada, sakykime, aplinkoje mes matom, kiek yra neteisingumo, kiek yra skriaudos, kiek yra išnaudojimo, kiek yra melo, apgaulės, kiek yra agresijos, prievartos, kiek yra depresijos,
kiek yra nesugebėjimų suvokti aplinkos, net ir savo santykio su aplinka, su savimi, su kūrėju, kiek yra noro visą tai pašalinti ir atsigręžti į kūrėją. Štai visą tai sudėjus dabartiniu metu, bet kartoju, dabartiniu metu žmonijoje yra pasireiškiantis aktualus blogis. Aktualus jau. Šiaip, kada žmogus yra kaip tvarinys, turintis pradžią, bet galintis neturėti niekada pabaigos, jeigu jisai gyvena pagal kūrėjo sumanymą, atlieka atitinkamą vaidmenį kūrėjo evoliucinio plano įgyvendinime, įnešant paties to mirtingojo asmeninį indėlį. Tuomet jis gali ir neturėti niekada pabaigos. Jis yra jau dabar dvasinė amžinoji asmenybė, bet ji yra dėl to tokia, kad asmenybė tai yra mums suteikta kūrėjo dovana. Ir jeigu dabar mes nesiekiame save kaip dvasinę asmenybę pažadinti, nesiekiame jau pažadinus dvasinę asmenybę daugiau pažinti ir tikrovę, ir save, ir tuo pačiu šaltinį ir centrą, kūrėją, mes save apribojame. Ir tai yra ne tik potencialus blogis, kadangi blogis tai yra ribotumas palyginus su tobulumu. Tobulumas yra iš kūrėjo. Kada mes kūrėjo nesam atradę, nepažįstam, natūralu, mes esam netobuli. Bet kūrėjas mus numatė, padovanojęs likimą, pasiekti jį rojuje, tobulina, teikdamas ir mokymus, ir mokytojus. Bet jeigu mes spiriojamės ir nesiekiame šitų mokymų, nenorime su jais susipažinti, jų skaityti ir įsisavinti juos, taikant jų teiginius kasdienėme gyvenime, tai štai tas potencialus blogis, tas mūsų netobulumas pavirsta į aktualų blogį. Tai, kad būtų suprantamiau, aš pasakysiu taip, jeigu žmogus turi daug blogio potencialiu lygiu, jis gali pasakyti piktą žodį, nebūtinai jis tą pasako žodį, bet jis gali pasakyti. Jis gali pamastyti apie ką, kas yra blogio apraiškos. Ir tas pamastymas, jeigu turi tam tikrą motyvą, kad toks blogis pasireikštų dar plačiau, štai visa tai jau yra blogio aktualus lygis. Jis jau savyje pribrandina tas mintis, kad jos iškyla į sąmonės lygį. Ir pikti žodžiai, ir kokie nors, sakykime, apmąstymai su piktais motyvais, piktais kėslais. Bet tas aktualus blogis gali pasireikšti vėl dar stipresnių laipsnių, jeigu išsakomas tas piktas žodis. Arba tas kažkoks apmąstymas pradedamas įgyvendinti, kenkiant visumai. Jau aktualus blogis. Tai štai, kada yra teikiami dvasiniai mokymai, apreiškimai,
kada yra dvasiniai mokytojai, kada yra šviesa dalinama ir jeigu sąmoningai ją atstumia, nieko nesakydamas ten piktų žodžių, nemastydamas ten apie kokias tai blogas mintis, kad jos pakenktų visiems, bet jis atstumia šviesos mokymus. Jau jo asmenybės lygiu tai yra aktualus taip pat blogis. Taip kaip kitam ištartas koks nors prakeiksmas arba koks tai sąmokslas įgyvendinamas prieš šviesą, prieš teisingumą, prieš tiesą. Tai jeigu, pavyzdžiui, prezidentas arba teisėjas elgiasi neteisingai, jisai jau atlieka blogį aktualiai, nebe potencialiai. Jis jau savo blogio atitinkamas pasireiškimo formas taiko savo sprendime, savo darbe, bet esant tokioms jau jo viduje charakterio savybėms, kurios pasiekia aktualaus blogio pasireiškimą, atsisako skaityti apreiškimus, dvasinius mokymus, save apšviesti giliau, ne tik tai tuo, ką diktuoja aplinka, bet kas yra įdėjus daugiau pastangų, prieinama jam kaip dvasiniai asmenybei, kaip kūrėjo sūnui. Ir jisai šito nesiekia, jau tas blogio aktualus lygis ir laipsnis yra pranokstantis jo blogio aktualius sprendimus, kurie numatyti visai visuomeniai toje šalyje. Arba to teisėjo priimtas nuosprendis kokio nors asmens ar asmenų atžvilgių. Tai net šitie blogio sprendimai jau yra žemesnio lygio negu atstumti šviesos šaltiniai. Dvasinis mokymas. Tai yra nepaprastai didžiulis blogio pasireiškimas to asmens viduje. Net jeigu šito ir nežino, to, ką aš dabar sakau, bet vis tiek tai yra aktualus blogis jam. Yra tie, kurie savo protu negali išmąstyti. Kaip mes sakom, paprasti žmonės, kurie gyvena ten pačiu žemiausiu lygiu visuomenės žvilgsniu vertinant pagal visuomenės tam tikrą skalę. Neišsilavinę, gyvena kur nors atokioje vietoje nuo didesnių centrų. Tai štai iš jo blogio, aktyvaus blogio ir aktualaus blogio pasireiškimas, jis irgi atstumia, sakykime, dvasinį šaltinį. Tai iš jo blogio aktualaus lygio pasireiškimas yra daug mažesnę žalą teikiantis visuomeniai. Tik tai jo paties aplinkoje. Kada teisėjas aktualų tokį blogį pradeda nuolat demonstruoti, atstumdamas dvasinius šaltinius, tada jo nuosprendžiai jau turi poveikio toje aplinkoje, kur jis kaip teisėjas veikia savo priimamais nuosprendžiais.
ji pranoksta to mirtingojo aplinką, kur tas mirtingas pasireiškia, neturintis jokio išsilavinimo, neturintis jokio intelektualaus darbo, grinai fiziniu lygiu. Ir natūralu prezidento poveikis jau aktualaus blogio pasireiškimų atstumiant dvasinius mokymus ir priimant įvairiausius įsakus ir panašiai, apima jau visą visuomenę. Dėl to ir yra tie laipsniai arba gradavimai to aktualaus blogio. Vienam tai gali būti ir nedidelis tas laipsnis ir poveikis aplinkai, o kitam apima visą šalį. Ir kada dabar vyksta vėl virsmas politinėme gyvenime visame pasaulyje. Prezidentui Trumpui pradėjus aktyviai įgyvendinti savo programinę nuostatą, kovoti prieš nelegalius migrantus, kovoti prieš korupciją, prieš biurokratiją, kovoti prieš tai, kas sujaukia vaikų mąstymą, įvedant visokias lytis, kurių neegzistuoja, ir įvedant per jėgą. Štai jis ir jo pavaduotojas, viceprezidentas Vansas, iškelia Dievą. Ir vienas ir kitas iškelia Dievą. Dėl to ir yra jų ryžtas toks. Jų minties derintojai veikia juos iš vidaus. Jie įgyvendina aktualiai gėrį, bet natūralu, jie klysta, jie irgi priima klaidingus sprendimus. Siekis yra gėrio, motyvas gėrio, klaidos yra blogis. Jiems stinga platesnio pamato, ant kurio atsistotų jų intelektas. Nors Vansas kalba, kada davė interviu, jis kalba, atsakydamas į klausimą, kas jūs taip motyvuoja, kas jums suteikia energiją. Sako, tikėjimas. Aš esu krikščionis, aš laikausi krikščioniškų nuostatų ir principų. Ir man tai suteikia kasdien darbui energijos. Ir aš siekiu, kad vaikai būtų ugdomi tokiom vertybėm. Todėl mes su žmona visuomet pradėjom pasiimti vaikus į kelionę. Per visą rinkiminę kampaniją vaikai lydėjo mus, o jis turi 3 vaikus, 3, 5 ir 7 metukų. Ir šunį dar, vilkšunį vežasi. Gražu žiūrėti, koks vyksta šeimoje sutarimas. Jo klausia, o ką jums žmona yra patarusi, kuri tą patarimą laikote pačiu svarbiausiu? Tai jis taip pamastė ir sako, jis sako, remia mano visą veiklą. Tik sako, tu nebūk toks aštrus, būk švelnesnis, kada tu kalbi. Jos yra energinių virpesių dažnis žemesnis. Jie atrodo, kad tai yra aštru. Kada jisai tą būseną išreiškia, o tą galima jausti irgi virpesiais, tai jam tai yra ne aštrus žodis, kokį jis ištaria. Ta patį sako ir Trumpas. Jie šneka normaliai. Kitiems atrodo, kad tai grubu. Ne. Jie šneka tvirtai. Ir kas kitiems yra
iškreiptai suprantama, kad tai yra grubumas, na, sakykime, netašytas kaip stobrys ar panašiai. Tai yra tvirtumas to, ką jie daro. Jie žino, ką daro. Ir tas tvirtumas kitiems stovintiems ant daug žemesnio dvasinio laiptelio ima bauginti, o baugina tai, kas jų lygių suprantama, kad tai jau čia yra tiesiog netašytumas, storžieviškumas ir panašiai. Nieko panašaus. Tik tai natūralu, kaip aš prieš tai sakiau, jiems reikalinga tokie šaltiniai, kokius mes jau žinome, apreiškimai, kad jie natūralu prieš juos puls. Aš klausiausi, kaip interviu davė Trumpas su Masku. Ir sako, aš Maską paskyriau vadovauti naujai įkurtam departamentui, kuris turėtų žiūrėti vyriausybės efektyvumo. Tai štai, tai yra kova prieš biurokratiją. Ir natūralu tada klausia, kaip jums tada ta veikla vyksta. Tai prezidentas sako, tai aš pasirašau įsakus, bet jie nenori jų įgyvendinti. Tai vat jo departamento yra priedermė. Žiūrėt, kaip mano įsakai yra įgyvendinami per visą šalį. Bet yra kita dar medalio pusė. Valstijos yra savarankiškos. Jūs turi savo atstovų rūmus, savo senatus, turi savo įstatymus. Tik tai gynyba ir užsienio politika yra federalinio lygio. O visi kiti įstatymai yra valstijų lygių. Ir čia išnekėjo gal vakar ar užvakar, susitikę su gubernatorius. Ir sako, ir gubernatoriai supranta ir mano įsakus ima įgyvendinti. Gal 1-2, ne. Ir ten sako viena valstija, ten atrodo Meno valstija. Tai sako, jūs neįgyvendinat, kodėl? Moteris gubernatorė. Sako, aš laikausi savo valstijos įstatymų. Bet sako, tai mano įsakymas yra įstatymas. Sako, susitiksim teisme, ta gubernatorė. Susitiksim. Žodžiu, štai šitoks pasipriešinimas atsiras vis stipresnis ir stipresnis. Šėtoninė sistema veikia 200 000 metų, įsivaizduokit. Jigi šaknis įleido taip plačiai ir taip giliai. Jigi nesitrauks ir bus atitinkamis pasipriešinimas. Štai dėl to aš ir sakau, kad jiems reikalinga, kad jie žinotų, kaip veikti. Dvasiniai apreiškimai, dvasinio mokytojo žodis, atskleidžiantis platesnį kontekstą, nes jie daro daug klaidų. Taip, iškėlė intelektualų dirbtinį intelektą. Iškėlė, kad čia Masko jau įtaka Trumpui, kad bus problemos įsprendžiamos. Įdiegiant vis daugiau ir daugiau dirbtinio intelektą. Ne. Dirbtinis intelektas tai žmonių kūrybinė tam tikra mintis. O kūrybinę mintį suteikia kas? Kūrėjas per savąją dvasią, minties derintoje. Tai ir tas, kuris susiminėja intelekto dirbtinio kūrimu, turi žinot dvasinius šaltinius, žinot, kad veikia jų viduje, jų prote, minties derintojas, kūrėjo dvasia. Ir teikia tos pačios idėjas, tos pačios teiginius, kuriuos gali pritaikyti dirbtiniam intelektui. Bet visuomet turi būti tas daroma vardan žmogaus dvasingumo vystymo, dvasinės asmenybės pažadinimo.
Ne vardan materijos gausos ir didesnių pinigų. Jokių būdų ne. Štai žmogus turi išlikti kaip ta dvasinė asmenybė atsirėmusi į kūrėją, o dirbtinis intelektas tik tiek, kiek jisai padeda išlaisvinti iš monotoniško darbo, kad tą laisvalaikį mirtingasis vis labiau dvasingėdamas pašvęstų kūrėjo garbinimui ir tarpusavyje bendravimui, kad geriau pažintų ir visuomenę, ir kūrėją. O kada vien tik tai verslas ir domisi vien tik pelnu, tuomet yra sujaukiama visa kūrėjo sumanyta ir per Trumpą įgyvendinti visa nuostata, kad šėtoninė sistema būtų pakeista į šviesos sistemą per evoliucinį procesą. Dėl to Trumpas ir kalba, jis net nesupranta tiesiogiai. Sako, aš taikos prezidentas, aš užbaigsiu visus karus. Aš esu taikos prezidentas. Teisingai, bet taikos prezidentui reikia šviestis. Pasakytas teiginys tai dar yra tik tai teorinis, o jį paverst kūnu reikia žinot kaip, bet dvasinio mokytojo nepavyks to padaryti. Tuo labiau, kad aplinka, taigi, susiskaldo ir aršiau puola, pralaimėjusi. Štai, mano mylimieji, koks yra svarbus dvasinis mokytojas. Apšviest ir nuo jaunesnio amžiaus tuos dar neužterštus mažylius. Ir tada jau kitoji karta būtų šviesesnė ir išmintingesnė, bet visuomet būtų bendradarbiaujanti, o ne tai, kaip dabar masto vyresnė karta, tai jie niekam tikę, jaunimas, viskas jaunimui ir jaunimas turi būti varomoji jėga. Nieko panašaus, išmintis, įžvalga yra iš patyrimo, kurį sukaupė vyresnieji, bet jie nustumiami visiškai kaip balastas biudžetui, jos reikia išlaikyti. Su šviesa, kurią skleidžia kūrėjas per savąją dvasią, atsiranda platesnis suvokimas, išmintis ir tuo pačiu gimsta dvasinė asmenybė. O tada nėra nei senų, nei jaunų, yra kūrėjo sūnus ir dukros, yra bendradarbiavimas brolystėje visumos labui, kūrinijos labui. Štai esminis dalykas, kūrinijos labui, o ne čia partijų kažkokių tikslų įgyvendinimui. Ne, čia klaidinga visiškai vystymosi kryptis. Ir paklaidinti net ir Trumpą, Bensą labai lengva. Ir bus tų, kurie klaidins. Ir be dvasinio mokytojo šviesa negali sklisti. Ta aš jau kartoju daugiau negu 30 metų. Nes aš žinau, ką sakau. Nesakau, tai kūrėjo įgaliotas. Tai jo gyvas žodis.